Tai Živilė, kaip jaučiatės po 10 dienų tokio, galima sakyti, pakankamai turbūt sunkaus laiko ar lengvo laiko, kai nevalgėte paprasto maisto, valgėte maisto pakaitalus natūralias ir laikėtės pakankamai žemo kaloringumo dietos? Šiaip galvojau, kad bus daug sunkiau, bet iš tikrųjų buvo pakankamai lengva. Tai kadangi aš matau jūsų tikrai gerą startą ir tai yra labai džiugu, reikia dabar grįžti prie paprastos mitybos, plus tam tikras padarysime integracijas, kadangi labai greitai keisti, tarkim, savo mitybos strategijas, kaip pavyzdžiui šiuo atveju nuo natūralias maisto pakaitalų pereiti prie paprasčiausio maisto, kokybiško maisto, bet mums priimtino maisto staiga nėra rekomenduotina, kadangi viską reikia daryti palaipsniui. Jeigu mes kažką labai greitai pakeisime, mes sukelsime milžinišką stresą organizmui. Tai labai trumpai norėčiau pabrėžti ir jums papasakoti keletą svarbių dalykų, kadangi pirmos 4 dienos yra paskaičiuotos iki 900 kalorijų maždaug jums. Tam, kad mes palengva didintume kalorijų skaičių ir kad tas kalorijų skaičius užtikrintų mūsų kokybiško svorio metimą, tai yra riebalinio audinio sąskaita, gerą savijautą jums, į šią programą aš pridėjau pakankamai daug skaidulinių medžiagų, kurios yra iš maisto gaunamos. Kalbant apie nutriles, matot, jo dar čia yra, jo visur dar čia yra. Tai norėčiau pabrėžti, kad pavyzdžiui po treniruotės idealus užkandis būtų šokoladinis kokteilis, nutriles mažo kaloringumo, kadangi jame yra tikrai pakankamai didelis kiekis baltymų, taip pat yra įvairių mikroelementų, kurie puikiai veikia kaip atstatomoji priemonė. Aš matau, kad jūs tikrai padarėte gerą startą, tikiuosi padarysite dar geresnį finišą. Mūsų tikslas yra gera savijauta, gera sveikata ir svajonių suknelė. Šiandien atsisveikindamas aš linkiu siekti savo tikslo ir be abejo stengtis atrodyti taip pat gražiai visada. Ačiū. Geros dienos.